Labą dieną, Saulėtekio 9, čia ta studija vadinasi. Sakė, kiti šitoj studijoje esantis pradeda nuo prisistatymo, tai pradėsim ir mes. Tai aš leisiu savo pasiūlyti pradėti vyresniems. Jėzu. Aš tik taip atrodau iš išorės viduje, aš kur kas atrodau geriau. Va, tai nežinau, signalai, mūsų laida signalai, galvojom su Živilė, kaip čia tą laidą mūsų pavadinti. Tam tikrą nostalgiją. Turėjom konferenciją, kuri vadinosi Signals. Tai metėm žemaičių kalbą ir dabar grįžtam prie lietuvių kalbos. Bet iš tikrųjų tai turbūt taip, nežinau, ar man pačiai ir Arūnui reikia prisistatinėti, kas mes tokie, palikim tebūnie paguglinimui ar pačia GPT-nimui. Bet mūsų tikslas yra kartą per mėnesį, turbūt taip labai stengsimės kiekvieną mėnesį apie taip mėnesio vidurį išeiti su tinklalaide Signalai ir kalbėti apie 4 signalus kiekvieną mėnesį. Ir tie signalai, taip kažkaip galvojam, kas mums patiems rūpi, ką mes stebim, ką mes sekam gyvenime. Tai taip natūraliai labai kažkaip susidėliojo tokias 4 lentynėlės. Tai vienas signalas yra iš pasaulio, pirmasis, kas vyksta pasaulyje, koks yra dabar tas trendas pasaulyje, kuo mes gyvenam. Kitas tada yra iš Europos, tai nebūtinai Europos Sąjungos, bet apskritai Europos ir kuo gyvena Europa. Trečias, neišvengiamai, aišku, iš Lietuvos ir kas vyksta Lietuvos pasaulyje. Ir ketvirtas iš kiekvieno iš mūsų tos artimiausios aplinkos, organizacijos, kurioje esam. Aišku, tų mūsų organizacijų yra labai, labai skirtingų, bet tam tikri signalai iš Lietuvos organizacijų dažnai ateina labai panašus. Tai mes taip ir pabandysim pasižiūrėti, kokie tie 4 signalai atkeliauja tą mėnesį iš pasaulio. Pabandysim pažiūrėti, kokios yra iš to galbūt pamokos organizacijų vadovam, darbuotojam, tiesiog apskritai susiduriantiem su tais signalais žmonėm. Aš šitaip labai ilgai kažką bandžiau protingai pasakoti. Ne, nei ilgai, nei protingai. Ačiū. Atsiprašau, mes mokomės bendrauti ir aš pamenu, kažkas pasakojo, kad labai yra svarbu prieš renginį, prieš diskusiją, kad diskusijos dalyviai neperlenktų lazdos ir per daug nepasikalbėtų tarpusavėje, nes paskui, kai reikia kalbėti, jiems atrodo, kad jau jie apie tai kalbėjo. Tai aš galiu užtikrinti, kad mes su Živilė prieš šitą laidą, apart kažkokių raktinių žodžių, tų 4 signalų nieko nepasikalbėjom ir tai yra stiprioji matyti dabar pusė. Silpnoji pusė tai gal yra tai, kad mes dar truputėlį nežinom, kaip elgtis, nes tikriausiai pirmą kartą gyvenime esam tokioj roliai, turint minty, kiek esam kartu dirbę, buvę įvairiose organizacijose, įvairiose rolėse. Bet tikriausiai dar niekada nebuvo taip, kad mums reikia tiesiog kalbėtis tarpusavį. Ir aš bijau, kad mūsų nuoširdus kalbėjimasis gali sukelti kokį nors nedidelį skandalą, nes kai kam gali pasirodyti keistai. Bet žiūrėk, aš esu girdėjus prie pietų stalo, kai mes su kolegom pietaudavom, ir daugiau kolegų būdavo, kad mes šnekam, o jiem tiesiog įdomu mūsų klausyti. Tai jeigu... Žiūrėk, tai buvo, bet mes juos į darbą priėmėme. Tai buvo kolegos ir niekas mūsų nefilmavo. Bet man atrodo, kad mes su tuo susitvarkysim ir tai nėra pats didžiausias signalas. Aš gal Živilę papildyčiau gal tuo aspektu, kad man patinka ta idėja pakalbėti apie, sakykime, tuos skirtingus hierarchijos lygmenis, kai kalbam apie tai, kas vyksta mūsų pančiame gyvenime. Nes būtent šiame universitete, kuriame mes esam ir kuriame mokėmės, būtent šitame universitete buvę šito universiteto dėstytojai, esami dėstytojai, būtent man asmeniškai labai gerai išmokė, kad yra labai naudinga matyti pasaulio hierarchiją ir bet kokį reiškinį, bet kokią situaciją, bet kokią problemą, bet kokį signalą pasitikrinti
iš įvairių hierarchijos batų. Pasižiūrėti, kaip tai gali atrodyti iš pasaulio, kaip tai gali atrodyti iš individo ir iš organizacijos. Tai man atrodo, gal čia būtų ta tokia logika ir manau, kad toks hierarchinis žiūrėjimas, jisai duoda papildomų minčių. Nes mums kartais ir tai, kas vyksta organizacijoje, jeigu įsivertinam tą dalyką iš pasaulio batų pusės, gali kai kurių atsakymų ateiti įdomių. Tai va, aš manau, kad gal čia daugmaž ir iš kita pati. Nu, žiūrėk, mums aišku, o po to žiūrėsim, kaip bus. Aš gal nieko nelaukdama tada iš karto, tai ką Arūnas užsiminė, kad nesam detaliai kalbėję, bet esam šiek tiek apsitarę. Tai kokie galėtų būti tie pirmieji 4 signalai ir iš karto turbūt noriu siūlyti kalbėti apie pirmąjį signalą iš pasaulio. Ir turbūt nieko čia nenustebinsiu, tai visas pasaulis kalba apie dirbtinį intelektą. Bet ką mes su Arūnu pakalbėjom šiek tiek prieš tai, kad mes nenorim plačiaja prasme kalbėti apie dirbtinį intelektą ir kas čia su juo nutiks, bet norim pasirinkti vieną tokią labai naują, gal net paskutinių tokių kelių mėnesių tik tai atsirandančią potemę dirbtinio intelekto tematikoje, kas yra būtent labai aktualu organizacijom. Ir aš čia galiu ir keletą skaičių iš naujausių tyrimų. Tai vienas naujausių tyrimų Stanfordo yra, kuris paskaičiavo, kad dirbtinio intelekto veikiamose srityse, tai jie čia išskyrė tokias kaip, aišku, IT, klientų aptarnavimas, ten, kur reiškia dirbtinis intelektas pakankamai lengvai gali pakeisti žmonės. Nuo 2022 metų iki 2025 metų, tai per 3 metus yra sumažėję 13% darbo vietų būtent jauniems specialistam, tom entry level pozicijom. Reiškia, įmonės nebesamdo naujų darbuotojų, bet mes kalbam ne apie apskritai naujus, bet tas, startinės pozicijas. Įmonės nebesamdo darbuotojų dėl to, kad, o kam reikia? Anksčiau atsiliepinėdavo pradedantieji telefonų klientų aptarnavime, dabar tą gali padaryti dirbtinis intelektas. Anksčiau elementarius programinius kodus rašydavo vėl kažkokie jaunesnieji programuotojai, dabar tai parašo dirbtinis intelektas. Kas yra dar įdomu, kad viena apklausa Guardian buvo paskelbta ir jinai analizavo Didžiosios Britanijos studentų būtent rinką. Tai per paskutinius metus absolventų darbo skelbimų, tai reiškia tokių, kur tik baigia universitetą ar ten baigiamųjų kursų studentai, darbo skelbimo absolventams sumažėjo 33%. Tai reiškia, mes tą tikrai matom. Yra tokių labiau pažangesnių kompanijų, kurios daugiau naudoja dirbtinį intelektą, tai pavyzdžiui viena iš jų Anthropic, ir jos CEO yra pasakęs, ir jo vertinimu ir skaičiavimu, kad per 5 artimiausius metus, kalbant nuo šių metų, jo manimų pasaulyje turėtų dingti apie pusę entry level pozicijų, tiesiog jų nebeliks. Per pusę sumažės tiek darbo vietų ir vien dėl šito sumažėjimo pasaulinis nedarbo lygis gali išaugti 10-20%. Aišku, išauks, neišauks, čia vėl jo yra spėlionės, nes galbūt tie žmonės nukeliaus į kažkokius kitus sektorius, kur tas dirbtinis intelektas jų nepakeis. Bet visi tie tyrimai ir visa ta statistika rodo, kad iš tikrųjų keičia jaunų žmonės, startinės pozicijas, tas, nežinau, kaip angliškai labai gražus terminas, entry level, lietuviškai ta pradedančiojo lygio pozicijas keičia dirbtinis intelektas. Ir man taip labai tas signalas pasaulinis, galvoju, iš vienos pusės kiek Lietuvoje įmonės tuo naudojasi, ar vis dar bijo dirbtinio intelekto ir sako, kad mes nepritaikysim. Iš kitos pusės, o jeigu naudojasi, tai kaip ir atrodo dabar tu sutaupai tuos pinigus, bet į ateitį, kuriuos išleistum ant tų startinių pozicijų darbo užmokesčių, bet į ateitį, o tai kas bus tie seniorai, kurie tuo dirbtiniu intelektu naudosis. Ir toks labai, sakau, dviprasmiškas, bet toks aspektas, kuris labai man toks, dar aš nerandu savo atsakymo, kaip įsidėti šitą faktą ir šitas žinias, šitą trendą pasaulinį į savo kažkur lentynėlę smegenyse. Tai matyt labai natūralu ir žmogiška, nes nežinoti, nejausti, mes, man atrodo, susidurėm su
tokiu milžinišku pokyčiu ir norėdami dažnai organizacijos išlikti komforto zonai, dėl mandagumo arba dėl to, kad visi apie tai kalba, sakom, jo, čia yra svarbu ir lygtai mes tam pritarėm, bet realiai to viduje kartais yra arba trūksta apskritai tikėjimo, kad dirbtinis intelektas gali čia kažkokio turėti reikšmingo poveikio, arba yra tas kitas kraštutinumas, kaip dabar Živilė parodė, kažkas bijo įdarbinti, o kažkas darbe būdamas bijo, kad jį galės atleisti. Aš šitoj temai tai esu radęs tokių pastebėjimų, galbūt tai šiek tiek koreliuoja su mūsų paskutiniais bendrais darbais, bet iš principo žinutė būtų tokia, kad vadovai, organizacijų vadovai galėtų lengviau toj temoj ir saugesni jaustis. Reikėtų gal suprasti, kad dabar darbo rinkoje vyksta panašus dalykai, kaip buvo su genomo sekoskaita. Buvo etapas, kada tiesiog vyko sekoskaita, tai reiškia mes viską skaitome. Skaitome, tai tokia yra pakankamai saugi zona, kažką paskaitėm, pasikalbėjom, bet žinutė yra tai, kad dabar jau mokslo pasiekimai ir tai atitinkamai persikėlė į vadovų, o ne, sakykime, atsakomybės, kad atėjo laikas rašyti. Tai yra taip, kaip moksle dabar jau yra rašomos naujos sekos, gal nuskambės skambiai, bet kuriamos naujos gyvybės praktiškai, arba kalbam apie tai, kaip auginami nauji audiniai, naujos ląstelės ir nuo dantų iki organų, tai lygiai tas pats organizacijų gyvenime yra siunčiama tokių protingų žmonių žinutė, kad žiūrėkit, tiesiog priimkit tą realybę, kad atėjo etapas, kada neužtenka vien tik tai apie tai skaityti, bet atėjo etapas, kada jūs turit pradėti rašyti dėl to. Vadovo gyvenime, kai man pasako, kad vadovas turi rašyti, aš tai suprantu, kad vadovai turi pradėti kurti naujus darbo metodus, naujus darbo modelius, turi suprasti, kad nebegalėsiu organizuoti darbo taip, kaip anksčiau. Tada kita svarbi, jeigu sakykime iš skaičių, tai kad tai jau ne kažkur Marse tie dalykai, bet kai jie labai greitai visas organizacijas ateis, tai čia jau daugiau kaip iš ekonominės pusės, jau mes matome masto ekonomiją. Aš irgi radau kažkur parašyta, kad moksliniai tyrimai, kurie anksčiau kainavo, tarkim, jų kaina buvo daugiau negu 6 nulių, o kartais net 9 nulių kaina, dabar tą patį tyrimą gali daryti su 3 nulių išlaidom. Tarkim, jau kažkas kainavo milijardą, dabar gali daryti už 1000. Tai yra ta žinutė, kad reiškia su dirbtiniu intelektu tie įvairūs produktai į organizacijų gyvenimą jau gali realiai patiekti kažkokių tai dalykų ir kurie jau turės savo mastą. Jie nebus taip, kad kažkur aš kažką apie tai paskaičiau, ne? Vienareikšmiškai, ir aš turbūt, ką pats sakai, tai aš visiškai pritariu, turbūt ir mes jau ir matom, kaip įmonės, kurios nepasitelkia to dirbtinio intelekto, pralošinėja konkurenciniai kovoj, nes kažkas padaro už vis dar 6 nulius, galbūt tebūnė ir 1 nulį užtenka nuimti ir tai jau įmonės sąnaudose yra labai labai reikšminga. Kitos sugeba tą nulį nusimti, bet man labiau tas gal klausimas vis dar, kurį norisi atkreipdėmėsi, bet tai kaip tom įmonėm, kurios jau pasinaudojo dirbtiniu intelektu, kaip neužsižaist ir kaip įmonė vis tiek ir komanda, ir organizacija yra žmonės ir kad po to nebeliktų tik tai dirbtinis intelektas, nes vis tiek tas dirbtinis intelektas, kaip kas jį labai bemylėtų ar nemylėtų, jis yra įrankis ir tą įrankiui operuoti vis dar reikia žmogaus. Ir man tas, dėl ko aš labai sakau, tos entry level pozicijas pabrėžiu, nes tai o ką mes darysim, kai tie dabartiniai pažengiai išeis iš darbo rinkos, kitų mes dabar nepriimam, nes jų nereikia, nes tą dirbtinis intelektas padaro. Tai o kas tada bus toje organizacijoje? Tai dabar gal ir 3 nuliai, bet po 10-20 metų vėl grįšim į 9 nulių zoną. Ar grįšim į matricą, kur mašinos valdo mus?
Nežinau, Živilė, man atrodo, kad kai kurie tyrimai gal mus mėgina truputėlį įstatyti irgi tam tikrą tokią komfortinę mąstymo zoną. Aš mėginu galbūt grąžinti į tą vietą, kuri sako, o gal apskritai mums reikia dabar mažiau kalbėti, ar tai liečia jaunus darbuotojus, ar labiau patyrusius, ar tie, kurie dar darbinami, ar kur ne. Nes pati problema su dirbtiniu, sakykime, intelektu ir jo kaip įrankio panaudojimo, jinai praktiškai yra visose etapuose. Ir tarkim, mokslo pasiekimai, jie jau dabar rodo, kad ten reali žmogaus būsena, tarkim, Brito jo sveiko gyvenimo būsena. 70-metis Britas tai yra kaip 40-metis Filipinų gyventojas, bet skirtumas 30 metų, bet darbo rinkos kontekste tai būtų stereotipas sakyti, kad šitas jau senjoras, o šitas dar darbingas, nes realiai jų galimybės yra lygiavertės, tai čia galbūt yra raktas, kad organizacijos, turėtų jau praktinėme etape tą dirbtinį intelektą realiai įsileisti. Man teko bendrauti su vienos organizacijos vadovais konsultacijų kontekste ir jie būtent pasakojo, kaip jie mėgina savo organizacijoje tą dirbtinį intelektą apgyvendinti. Tai truputėlį, aišku, kopijuoja ten Lean, ISO ir kitus dalykus ir tarkim, darbuotojai yra skatinami savo darbe savarankiškai naudoti kažkokius tai įrankius dirbtinio intelekto, jais dalytis, o tiem, kam geriausiai pavyksta savo darbo procesuose kažką padaryti, jie irgi yra už tai apdovanojami, organizacija tai tada svarsto, kaip dėkti visoje organizacijoje. Žiūrėk, tai, kad tu sakai, yra pyrago principas, aš savo esu pritaikius botago principą. Vieną kartą prisėmiau tiek seminarų vienu kartu vest, kad supratau, kad per naktį negaliu tiek skaidrių padaryti, kiek, paroje nėra tiek valandų, kiek, žodžiu, ir tuo metu dar nenaudojau dirbtinio intelekto. Ir tada, gal kažkokia reikėjo, čia buvo botago principas, tai ką daryti, nes, viskas, ten pirmadienį keltis ryte prieš auditorijas, antradienį vėl ir vėl ir vėl. Ir tada tas botagas, tai aš čia organizacijom kitą sakyčiau, ta prasme, įmeti darbuotojų ir sakai, dabar turi padaryti šitą užduotį ten, kur darydavai per savaitę, turi padaryti per valandą ir, žiūrėsim, kas išplauks, tai nenori pradės naudoti dirbtinį intelektą. Šitoje organizacijai dalykai pradėjo labiau priminti, žinai, tuos laikus, kai kažkas Fordo konvejerį bandė daužyti ar modernes audimo staklės laužyti prieš kurį čia istoriškai protingą laiką. Tai būtent matyt išvada būtų tokia, kad organizacijoms, kurios nori susidraugauti arba, sakykime, su dirbtiniu intelektu ir realiai praktikoje susidraugauti, matyt prieš bet kokius veiksmus, pradedant su tuo, vis tik reikėtų aptarti su darbuotojais būtent šitą aspektą darbo vietų. Ir ką tai realiai duos ar neduos. Ar tai kokia bus organizacijos politika, nes priešingų atveju, tokia keistenybė. Tu pačio darbuotojo paprašai, kad jis su dirbtiniu intelektu patobulintų procesą, o tas darbuotojas tai palauk, tai aš kai jį patobulinsiu, kas už mane ves tą paskaitą. Tai man atrodo, čia yra labai svarbus elementas, kad organizacijose būtų prieš pradedant tokius dalykus iš karto skaidriai aptarta ir būtų žmonėm parodoma, ką tos galimybės, sakykime, duoda ir koks jų vaidmuo bus po to, kai bus padarytas tas patobulinimas. Ir čia yra ta vieta, kur aš taip, kadangi žinau, koks antras signalas, tai gal dėl to, bet iš to, ką tu sakai, tai gal turbūt jo, kalbant apie tą dirbtinį intelektą, vis dar yra tas toks vienas raktinis žodis, kuris man panašu, kad nėra pakankamai atliepiamas, tai yra, kad darbuotojai jaučia grėsmę.
ir jaučia grėsmę, kad jie bus pakeisti, kad jie bus išmesti, kad jie bus nebereikalingi, ne, nu, va, tas va, nu, grėsmės jausmas. Ir tada vadovo organizacijos atsakomybė yra prieš bet ką darant, nu, valdyti bandyti valdyti tas grėsmės ar tos jausmus grėsmių atžvilgių. Sugrąžinai mane, čia jau bus į dar kitą organizaciją, bet atsiranda ir kitų įdomių kampų. Nes jeigu taip žiūrint, yra ne vienas sektorius, kuriame yra problema, ne, kur sako, tarkim, kažkokie tai specialistai, jie sako, žiūrėkit, mūsų darbo apimtyje yra daugybė dalykų, kuriuos mes darom, nes pas mus yra blogai organizuotas darbas, aš darau daug dalykų, kurie yra ne mano kompetencijai, jie yra žymiai kažkokios paprastesnės kompetencijos, galėtų tai daryti galbūt kažkas kiti, o štai kažkokie tai žmonės laukia manęs eilėje, nes aš esu užimtas kažkokiais tai biurokratiniais ar techniniais ar dar kažkokiais darbais, kurie tai trikdo. Ir man viena organizacija papasakojo tokią žiauriai įdomią jų istoriją apie jų strateginę sesiją, kuri papildo, kaip pasimato kitas aspektas šalia tos grėsmės. Susirinko organizacijoje vadovai į strateginę sesiją, būtent aptarti, kaip rasti kokių įrankių, įskaitant ir dirbtinį intelektą, kas būtent panaikintų tą problemą, kad štai mes savo darbe, mes aukštos kvalifikacijos, bet darom daug kažkokių keistų dalykų. Ir labai faina, visi buvo nuotaikingi, optimistiškai nusiteikę, labai įsitraukė, motyvuoti, atliko pirmą užduotį, puikiai išsiaiškino, kad maždaug 40% jų darbo laiko yra tie dalykai, kas nėra pagal jų, sakykime, profesinę ir tą misiją, ką jie iš tikrųjų turi daryti. Paskui prasidėjo įdomioji dalis. Kai jie pamatė jau kiek tai laiko, išsiaiškino, kas tai, ir kai surado priemonės, kurios tai gali pakeisti, kad galim ten samdyti pagal darbo sutartį, ir kada finale žmonės, kurie atsakingi už finansus, uždegė lentelėje, kad tai organizacijai kiek tai ir bus efektyvumo ir kiek mažiau kainuos, bet staiga iškilo paprastas elementarus dalykas, tie žmonės sėdi ir sako, tai palauk. Mes fainai suradom variantą, kaip jūs iš mūsų paimsit tuos 40%. Bet tai dabar sako, tai mes dabar už tą patį atlyginimą jau nebe 60, o 100% laiko dirbsim tą sudėtingą, protingą. Ir tada čia atsiranda tos velniuko ausis, kad turim būti objektyvus, kad yra, aš negeneralizuoju, bet yra tikrai darbuotojų, kurie ir nėra suinteresuoti, kad jų darbas būtų suefektyvintas. Nes yra labai, galbūt kai kam visai gal ir nieko, būti nuolat skriaudžiamam, nuolat užjaučiamam, nuolat sakyti, kad aš čia kažką darau, bet kai tu jam pasiūlai priemonę, kaip tu tai padarysi, staiga ateina tas matymas, kad... Bet žiūrėk, Arūnai, mes daug metų dirbom kartu ir aš kažkaip... Gal per daug. Bet aš galvoju, gal niekada nebuvau ta darbuotoja, kuri kažkaip vien techninių darbų norėdavau, bet aš iki dabar žinau, kokia mano buvo pati mylimiausia diena darbe. Tai yra ta diena, kai aš grįžtu po atostogų ir pašto dėžutėj yra prikritę labai daug laiškų ir tu oficialiai tą pirmą dieną, esi toks dar labai, nes visi žino, kad tu čia grįžai po atostogų ir tu visą dieną tokį pakankamai buką darbą gali daryti, stumdytis ten tuos laiškus ir taip gera. Supranti, tai, aš ką noriu pasakyti, tai, čia yra labai žmogiška, aš tą girdžiu, kaip labai žmogiška, kad, aš negaliu visą laiką būti tas žmogus, kuris 100% performina tam, aukščiausiam lygmenį. Ir mes galim ten identifikuoti, surasti ir sakyti, kad jo, 100% yra taip, bet mes turim tiem žmonėm lygiai taip padeda ir pasakyti, bet tie 100% nuėmimas nereiškia, kad jūs turėsit pradėti performinti 100%. Tai reiškia, kad jūs per tuos 40% eikit geriau pailsėti, eikit namo, išsimiegokit, ten pabūkit su šeima, tam, kad jūs per tuos likusius šiam būtumėt dar produktyvesni, nes performinti visą laiką visiems 100%,
tikrai, tiesiog, aš tikrai ne. Tai žiūrėk, Živilė, tai va, mes, man atrodo, labai logiškai sugrįžom prie ankstesnės minties, ką ir kalbėjom, ir va tas patarimas, kuris buvo geras visiems. Užtat yra žiauriai svarbu, prieš pradedant organizacijai bet kokius veiksmus, bet kokius projektus susijusius su naujom technologijom, ar tai būtų dirbtinis intelektas ar kas, avansų iš anksto aptarti, kad žiūrėkit, tai, ką mes suefektyvinsim, kas tada bus, o jeigu surasim, kas ką kitą darys, kad to žmogaus rolė būtų aiški, kad jam neteitų tas galvojimas ir ne kad jis pats prisigalvotų kažko, bet organizacija ir tos organizacijos lyderiai būtų žingsnių prieki ir iš anksto būtų va tas sutarimas. Tada aš įsivaizduoju, žmonių įsitraukimas į procesų tobulinimą būtų kur kas geresnis ir man atrodo, kad tai būtų visai gera žinutė darbdaviam, tada jau mažiau bijot ir darbint kažką, nes būtų aiškesnis procesas. Ok, žiūriu į laiką, noriu keliauti prie antro. Aš tai žiūriu į tave. Gerai, aš žiūriu į laiką. Ir biškį tave. Bet nedaug. Noriu keliauti prie antro signalo iš Europos. Ir čia turbūt, kadangi šiandien ta įvadinė laida, tai tokios tos temos, tokios labai grand, tai man jos tokios... Tai aišku, neišvengiamai turbūt mes turim kalbėti Europoje apie tą potencialią, aišku, jau ir vykstančio karo, bet ir potencialiai platesnio masto karo grėsmę. Ir man čia yra toksai, žinai, aš visą laiką, kai dabar atsiradę, man labai patiko čia prieš keletą turbūt mėnesių, gal jau kažkiek seniau, visi puolė savo socialiniuose tinkluose dalintis tokią nuotrauką, dažniausiai atsisiųsta programėlė į mobilius telefonus. Ir ten beveik visoje Europoje numeris 1 programėlė buvo kažkuri ten, nereklamuosiu čia, apsipirkimo programėlė, o Lietuvoje tai buvo LT72 LT, kur yra programėlė pasirengimo ir mes čia visi labai dalinomės ir labai didžiavomės. Ir tikrai ir įvairių televizijų ir internetų platybėse atsiranda daugybė įvairių tų reklamų, skatinimų, čia pavyksta įtikinti, nepavyksta įtikinti žmonės, kad reikia ruoštis ir kad reikia kuprinę turėti, kitas klausimas. Bet man visada kyla klausimas apie organizacijas. Aš pabandžiau paieškoti tyrimų Europoje. Kiek organizacijos yra pasirengusios, nesvarbu, Lietuvoje, Vokietijoje, kažkur, tos, kurios yra Europoje, kurios irgi jaučia kažkokią vienokią ar didesnę, čia turbūt mes kokiose Baltijos valstybėse didesnė jaučiam karo grėsmę negu, tarkim, ispanai, bet kiek kompanijos yra pasiruošusios. Yra toksai vienas labai neblogas Deloitte daryta analizė apie verslo atsparumą karo metu. Jie būtent rėmėsi čia šiaip iš Ukrainos kompanijų, apie Ukrainos kompanijų atsparumą. Ir jie net yra išskyrę tokius 4 principus, ką jos turėtų daryti. Aš į detalės neįsiu, kam bus įdomu, galės susirasti. Ten readiness, response, recovery ir resilience yra, jo, tai tokie 4 ten tie terminologija ir kas už to stovi. Bet kai aš dar kartą grįžtu prie to, ką aš pradėjau ieškoti Europoje, ar apskritai mes kažkur esam žiūrėję, kiek organizacijų yra pasiruošę kažkokiu aspektu ten. Ar yra įsivertinę rizikas? Ar yra numatę darbuotojams kažkokį pranešimų sistemą? Kažkas įvyksta, ne? Ar yra kažkas? Tai aš jokios statistikos neradau. Tai man belieka tik tai interpretuoti. Ir aš pagal savo patirtį, kiek susidūriau su organizacijom, tai spėju, tas procentas būtų labai mažas. Organizacijų, nes jeigu jau mums čia mūsų asmeniniam gyvenime reikia būti pasiruošus, ir aš kalbu ne apie valstybinės organizacijas, kurias galbūt ten dar ruošia, ten jūs turėsit gyventojus vežti, jūs turėsit kažką, o pavyzdžiui, verslo organizacijos. Kalbėkime apie tą patį, tarkim, bankinį sektorių, kuris prasideda kažkokios grėsmės ir tikėtina smarkiai lūžtų. Kalbėkime apie mažmeninės prekybos sektorių, kur prasideda kažkokios insinuacijos, kaip mes toliau pardavinėjam maisto produktus, nepardavinėjam, ateina pas mus tie pardavėjai ir sandėlininkai darbą kažką daryti ar ne.
Tai man šita tokia tema atrodo, kur mes labai daug apie individualius dalykus kalbam, ar mes neturėtumėm jau pradėti, ar 4 metam beeinant intensyvaus karo fazės, ar nelaikas kalbėti, kad gal spauskim ir organizacijas apie tai kalbėti. Man, žinai, Živilė, ta tema tokia labai skausminga, nes tikrai esu ne kartą ir pats buvęs, dirbdamas tam tikrose rolėse, kaltinamas, kad kažko esam neparuošę, nepasiruošę karui ir taip toliau ir panašiai. Tai galvoju, kaip čia dabar, gal sakysiu tiesiog kažkokius tai dalykus, kurie man, kurie yra iš mūsų patirčių ir galbūt kažkam tai atrodys ten mūsų klaidos, bet, gerai, klaidos, bet man dabar tai yra, sakykime, pamokos ir panašiai. Tai vieną dalyką, kurį aš labai gerai atsimenu, nes ir kaip valstybės kontrolierius buvau Izraelio įvairiose organizacijose ir kitose rolėse, tai esu iš jų girdėjęs tam tikrų, sakykime, tų pamokų arba matymų, ką jie kalba tą temą, bet jie visi yra susijęs su ištekliais. Visi yra susijęs su ištekliais, realiais kaštais, o mūsų kalbėjimą dažnai tai būna, kai žmogų paklausia, tai jis visą laiką tą numeta futbolą, kad kažkas kitas ten. Valdžia, valstybė ten turėjo kažką parūpinti, padaryti ir panašiai. Bet žinutė, tarkim, iš Izraelio, kurią aš šitoj temai, nes tai yra valstybė, kuri N dešimtmečių, ko ne šimtmetį, gyvena kiekvieną dieną, kad gali kažkur atskrieti raketa. Tai, pavyzdžiui, viena iš jų pamokų organizacijom buvo tokių, kur jiem buvo labai netikėta. Mes, jautėm, kad atrodo viską susidėliojom, ką darysim, krizės metu, tarkim, ar jau žinom, kad raketos kažkokios skries ar taip toliau. Ir praktikoje, realybėje, žiūrim, neveikia, tarkim, oro uostas. Viską susidėliojom, viską, kas čia bus, kas ką daro, kaip daro, prasidėjo įvykiai. Taigi tam bokštelį, darbuotojų nebėra. Skrydžių valdymo pulti. Priežastis. Priežastis žiauriai žmogiškos ir vėliau jau iš šono žiūrint atrodo, kodėl mes apie tai nepagalvojom. Taip, tai mes tą darbuotoją ir apmokėm ir viską, ką galėjo žinoti, bet kol vyko pratybos, tai viskas normaliai veikė. Bet kai prasidėjo realybė, vienas darbuotojas paliko savo darbo vietą, nes jo artimasis ligoninėje guli ir jisai, kitas lėkė savo vaiko iš darželio pasiimti ir mes, šitam mechanizme šitų dalykų nematėm. Tai reiškia, kai mes kalbam apie kažkokį sisteminį pasirengimą, tai yra iš tikrųjų velniškai dideli kaštai ir labai didžiulis procesas, kuriame turi visi prisidėti. Ir tie žmonės, kurie yra tų organizacijų, ir mes kalbam čia ne tik apie viešąjį sektorių, bet ir visų gyvybiškai svarbių funkcijų, sakykime, organizacijos, tai ir logistika, ir kas norit, ir visas privatus sektorius, tai yra užtat didžiulė užduotis užtikrinti, įgalinti tos žmonės, kad jie realiai žinotų, kas rūpinsis jų artimaisiais, kai jis bus toje darbo vietoje, ten karo, krizės ar kažkokiu tai metu. Elementarus dalykas. Bet čia, žinok, tu palietei labai gerą vietą ir aš beje iš Lietuvos vieno viešo sektoriaus organizacijos tą esu girdėjus, bet aš net nebejoju, kad tas galioja ir daugeliui. Tai kai Lietuva dabar susidarinėja, atsinaujinėja tuos mobilizacijos planus, visas tvarkas keičiasi ir kažką, tai pas musgi kas jeigu įvyksta kažkokia ten karo padėtis ar mobilizacija, tai tuos planus, kas ką turi daryti ir kokią funkciją ten tą kritinę vykdyti, yra įtraukiami žmonės pagal pareigybės. Tiesiog, čia vyriausias buhalteris turės vežti pinigus ten grynus gyvai ir ten tą ir tą. Bet ir man viena organizacija dalina, tai sutraukiam mes tos žmonės kaip liepia, bet tai kad didžioji dalis tų žmonių, kad aš žinau, kad
pusė iš jų pirmų numerių pasitaikė, pabėgs tiesiog, nes jie tikrai nėra tie žmonės, kurie darys kažką, o kita pusė dar sako, aš nesu garantuota, kad ne už Rusą eis kovoti. Nu, tai labai, bet jie planuosi. Nu, tai Ukraina karo stovyje nuo 14 metų, bet kai buvo didžioji invazija, tai aš irgi pirmąjį karo mėnesį, kai buvau Kijeve, tai man irgi tam tikrų detalių papasakojo, čia gal nebus kažkokia didelė paslaptis, bet irgi pripažino, kad apie 30% žmonių, čia kalbam jau apie valstybę, kuri nuo 14 metų yra realiam karo veiksme, kur neteoriškai, ne? Tai per didžiąją šitą jau, kaip sako, prasidėjus didžiai plataus masto invazijai, 30% žmonių tiesiog jų neliko darbo vietos. Dėl labai ir tokių, kaip apie Izraelį kalbėjom, priežasčių ir kitų. Ir tada, kai kažkas sako, žiūrėkit, tai čia reikia tam pasiruošti, tai strategija nėra tai, apie ką tu kalbi. Strategija yra tai, kur tu esi padėjęs savo išteklius. Tai reiškia, jeigu realių pinigų šitiem procesam nėra įdėta, reiškia, tu sukis kaip nori, tai tu negalėsi pasakyti, kad tai iš kur įmonė yra tų pinigų, kai dabar tik mokesčius didina ir viską reikia skirti naujiem mokesčiam? Nu, yra visą laiką, kaip pasakyti, nesinori, žinai, generalizuoti, bet jeigu iš gerųjų patirčių, tai tarkim, ir kad ir tą patį privatų sektorių paėmus, tai aš gal dabar nepasakysiu tų pavadinimų tų organizacijų, bet žinau tikrai, kad kažkurios tai ir avialinijos ir ne vienos savo darbuotojams patys darėsi ten psichologinio telefono linijas. Nu tiesiog, jų darbuotojai galėtų pasikalbėti. Nes kai yra krizė, tai esu kažkokiam straipsnį skaitęs, kad pagrindinė bėda yra, kad per krizę ne tai, kad žmogaus kompetencija sumažėja, bet jo koncentracija į klausimą, susikaupimas keičiasi. Ir tam dalykui, pavyzdžiui, elementariai priemonė, kad jis tiesiog galėtų su kažko pasikalbėti. Tiesiog paimti ir pasikalbėti. Tai kai kurios avialinijos darė, sakykime, šituos metodus. Yra labai svarbu tada organizacijose vadovų kalbėjimasis. Bet yra gerai, visą tai apie tai, ką tu kalbėjai, vis tiek yra pinigai. Tai kažkas turi įsteigti liniją, kažkas turi su kažkuo sutart, kad kažkam mes paskambintume mane. Ir mes, sakau, aš šiaip nemačiau tyrimo, kažkada pati bandžiau taip skaičiuoti apie tavo asmeninę pasirengimo kuprinę, kur dabar kainuoja pigiau, nes man labai patiko, kur kažkas pasakė, sako, kartu su padangų keitimu, jie persižiūri jos turinį, nes rudenį persižiūri, išsiemi vasarinius rūbus, susidedi žieminius, kad, žodžiu, pavasarį susidedi vasarinius. Tai aš taip 2 kartus per metus kartu su automobilio padangų keitimu pasikeičiu ten šiek tiek tą kuprinės turinį, persižiūriu galiojimus ten produktų, kažką neatsinaujini, tai kainuoja žymiai pigiau. Bet tas pirminis jos susirinkimas, tikrai buvo ištekliai, asmeniniai ištekliai, kuriuos reikėjo skirti tam, kad tą kuprinę turėti. Tai dabar klausimas tada, ar organizacija, iš savo pinigų turi rasti irgi tų jėgų ir noro pasiruošti. Ir aš kalbu ne apie viešąjį sektorių. Ne, viešasis sektorius, tebūnie čia keliauja kitos linijos, bet organizacija, tebūnie, aš labai paimsiu paprastą tokį elementarų, kur man visiškai, maisto prekių tinklas. Prekybos vieta, kuri turi paskirstimus, logistiką, sandėlius, fizinės parduotuves, ten vyksta kažkoks maisto tiekimas. Jinai savo išteklius turi skirti tam, kad pasiruoštų. Jeigu kažkas nutinka, kad kažkas joje dar veiktų, jeigu turi galimybę veikti. Kadangi kalbėjom, kad kažkaip gyvai kalbėtumėm, tai nepasitikrinau ir galvoju, čia reikėtų pasižiūrėti, bet jeigu aš neklystu, man atrodo, Izraelyje būtent yra ar tik ne 8% nuo pajamų ne tik viešosiom, bet visom organizacijom, pavyzdžiui, kibernetiniai saugai. Tiesiog veikia, kaip sako, horizontalus principas. Be abejo, vėl, kad nuskambėtų objektyviai, taip, yra dalykų, kur reikia labai realių išteklių, bet savo ruoštų kai kur reikia ir tiesiog, kaip ten sakau, darosi darymo būdu.
Aš labai, man kažkaip, kai dar tada buvau moksleivis, labai man įstrigo vienas dokumentinis filmas, kai į Lietuvą pradėjo keliauti pirmosios labdaros. Čia buvo 1988, 1989, kokie čia tie maždaug metai. Ir vokiečiai pradėjo vežti iš Vokietijos į visokios fūros, visokia pagalba, drabužiai ten, maistas ir visokie dalykai. Gal pati net ir neatsimeni, bet buvo toks procesas ir vienam iš dokumentinių ten buvo tokie kadrai. Žodžiu, atvažiuoja tie labdaros vežėjai, vokiečiai, ir jie eina į ten kažkokį tą mūsų gyvenvietę, kažkokį tai kaimą, jie eina į kažkokius tai trobesius su ten tom dėžėm tą kažkokią tai labdarą. Ir to įėjusio žmogaus iš Vokietijos veide, taip nufilmuotas, toks veidas jo visas ištįsta. Ir ten jis pasakė tai vokiškai, bet ten paskui žmonės išsivertė, kas ten atkreipė dėmesį į tai. Sako, jo buvo reakcija. Tai ką jums čia sako, rusas ir grindis turėjo išplauti? Ką aš noriu pasakyti, kad kai kada pinigų neturėjimas arba, sakykime, tam tikras skurdas, tai nėra betvarkė. Yra kai kuriuos dalykus, kurios tiesiog nereikia švaistyti, reikia efektyviai naudoti išteklius ir kai kur realiai pasiplaut, perkeltinė tą žodžio prasme. Pasiteisinimų neieškoti. Jo, nes dabar labai patogu. Manim valstybė nesirūpina, man pinigų neduoda, bet tada aš ir pats irgi nieko nedarau. O yra procesų, žiūrėk, tu pati mano beveik visas istorijas esi girdėjus, bet gal šito aspekto atsimeni, aš mėgdavau visą laiką apie Shackletoną, kaip jis Antarktidą vedė savo komandą. Aš prisiminiau vieną detalę, irgi kaip jis tuos procesus užtikrinio. Jau atrodo situacija beviltiška, jie ten laivas sudužęs, jie užšalė, jų nieks neišgelbės ir taip toliau, bet jis kaip vadovas ką darė? Liepė daryti prasmingus pasirengimo darbus. Žmonės valė sudužusio laivo denį, nes ruošiasi, nes jeigu sulauksim pagalbos, turi būti, kas įmanoma, turi būti paruošta. Kiti vyrai bandė eiti medžioti, nors maža tikimybė, kad kažką rasiu. Bet, žodžiu, prasmingo pasirengimo veiksmo tu gali rasti net atrodo pačioj beviltiškiausiai, sakykime, situacijai, jeigu tu realiai nori prisidėti. Bet iš kitos pusės, tai man tau bešnekant dar, žinai, kilo tokia mintis, mes čia prie visų tų mokestinių reformų, kurias įgyvendinom, tai vis turim kokią nors pelno mokesčio lengvatą, ten moksliniai eksperimentiniai plėtrai, tai jau gal reikia galvoti apie kokį nors pelno mokesčio lengvatą įmonėm investuojančiom į pasirengimą karo grėsmiai, kas aš suprantu, kad čia yra kiti ateis pasirūpins, bet gal reikia ir mokestiniais būdais valstybei galvoti apie skatinimą. Bet čia tiesiog tokia mintis prabėgo, noriu eiti toliau ir kita tema yra, šitrinu rankom jau iš karto. Kodėl? Nes labai gerą klausimą sugalvojau tau bešnekant, žinau. Ką mes jį užduosim? Taip, tau aš užduosiu. Labai gerą klausimą, žodžiu taip. Kita tema ir signalas trečias yra iš Lietuvos. Ir Lietuvoje aš noriu su tavim kalbėti apie vertybės. Vertybės, kurias transliuoja mūsų politikai, kurios persikelia į mūsų kiekvieną organizaciją, bet tačiau aš noriu užduoti savo klausimą. Mes dabar esam dar negalutinių patvirtinimų kontekste, bet aš taip darau prielaidą, kad tarkim, jeigu viskas yra taip, kaip mes žinom geriausiai, tiesa, tinklalaidė gal išeis kiek vėliau, tai jau turėsim ir galutinius rezultatus. Kai tinklalaidė išeis, gal jau nauja vyriausybė. Gal jau nauja, bet nesvarbu. Žodžiu, tai aš įvardinsiu pavardėm, tai ką mes žinom, jie nebūtinai yra galutiniai, bet mes turim dabartinį prezidentą, turim dabartinę paskirtą premjerę, bet dar vyriausybės programos nėra, ne ir ministrų, tai dar teoriškai kažkas gali nutikti, bet turėtų jau nenutikti ir turėtų paskirtą tą 20-ąją premjerę ir turim numatoma Seimo pirmininką, dėl kurio balsavimas šį irgi kažkada turėtų vykti, tai turim. Mano klausimas, kalbant apie šitus žmonės, yra tris žmonės, galiu įvardinti ir pavardė, mane Olekas, Ruginienė ir Nausėda. Ir nuo antros temos pereinant prie šitos. Jeigu Išgėriau vandens. Mano klausimas toks.
Kaip tu manai, jeigu Lietuvoje prasidėtų karas, ar šitie žmonės liktų? Turiu abejonių. Aš irgi. Ir aš dėl to uždaviau, aš nenoriu čia eiti į detalės, kas ir kažkaip, bet turbūt va dėl to, kai ir kalbėjom apie tą trečią temą, vertybės, kokios yra transliuojamos, 2+2 nebūtinai 4, Man nepatinka ta pasaulėžiūra, aš jau plačiaja prasme, sakykime, man, tarkim, visa 19 vyriausybės, sakykime, o kai jau sakom vyriausybė, kadangi prezidentas buvo 4 koalicijos partneris, ar kuris ten, tai inkorporė, tai, man nepatiko šitos vyriausybės pasaulėžiūra nuo pradžių iki pačios pabaigos. Ta prasme, prie visų geriausių, sakykime, ketinimų. Ir ne dėl to, kad, sakykime, nei tu, nei aš nesam jokios, niekada nebuvom ir nesam jokios, aš palauk, nežinau, gal tu kokią nors partiją įstojai? Ne, tai gerai tada. Jo, bet mes niekada nebuvom, todėl... Nesvarbu, visi mes konservatoriai. Kad vis žiūrėk, vieną kartą konservatorius visą laiką. Gerai, bet pabandykim, sakykim, kad nebūtų to didelio, sakykim, iš ankstinio tiesiog emocinio kažkokio užtaiso, žiūrėkim į esmę. Aš tiesiog galiu labai paprastai pasakyti, kodėl man nepatiko, sakykime, dabar jau būtuoju laiku, kodėl nepatiko ta pasaulėžiūra. 19 vyriausybei buvo būdinga, labai nustebčiau, jeigu man kažkas parodytų kažkokią citatą kitokią, bet tiek, kiek aš mačiau kalbėjime, visur būdavo taip. Tik užduoda kokį nors klausimą apie kažkokią problemą ir pirmas sakinys yra, tai yra mūsų prioritetas. Ir va taip 8 mėnesius bet kokia problema, bet koks klausimas yra prioritetas. Tai reiškia, toj pasaulėžiūroj, prioritetų nėra. Nes jeigu, pagal tą pačią Izraelio patirtį, jeigu tu ruošies visom krizėm, tai tu nesiruoši niekam. Neįmanoma pasiruošti viskam. Ir tas kalbėjimas, kad tarkim, mums ir tas prioritetas, ir tas prioritetas, ir tas prioritetas, čia yra ne šiaip kalbėjimas, tai yra atsakomybės nusiplovimas. Nes yra labai paprasta... Gal kaip tik už viską atsakingi? Aš neironizuoju. Ne. Tai gerai. Tai ir aš neironizuoju, bet yra labai paprastas dalykas. Kai žmogus pasako, kas yra tiksliai jo prioritetas, tada jis natūraliai sulaukia klausimo, tai žiūrėkit, o tai kaip su šitais dalykais, o tai jums šitie dalykai nerūpi, ne? Ir tada žmogus, politikas, valdžia yra priversta kalbėti, kaip jinai veikia ekonomikai. Bet Arūn, žiūrėk, aš panuosiu, tu turi 3 dukras, kuri tavo dukra tau mylimiausia? Kuris prioritetas? Ta prasme... Nežinau, ar čia labai buvo, kaip ten mane mokė vienas protingas viešo kalbėjimo žmogus, aš turėsiu apie tai pagalvoti, bet grįžtant prie, sakykime, esmės, tai žmogus, kuris viskam iš eilės sako, tai yra mano prioritetas, reiškia, jisai bėga nuo ribotų išteklių paskirstimo klausimo. Ar tai yra ekonomistas, ar valdžios atstovas, valstybės valdyme ekonomika tai yra kaip ribotų išteklių aplinkoj, kaip juos skirstyti, nes tu visą laiką turi juos ribotus. Ir jeigu tu viskam iš eilės sakai, kad tai yra tavo prioritetas, tu labai gražiai pabėgi nuo tos atsakomybės, kai tau reikės paaiškinti, o kodėl tu vis tik šitą sritį padarei prioritetį. Pritariu, čia kažkiek norisi ir pašaržuoti, iš kitos pusės parodyti, kad girdisi kažkokios kitos nuomonės. Mes kažkada jau esam minėję ir tu pats sakė, kai dabartinė paskirtoji premjerė, dar kol buvo ministrė 19 vyriausybei, kažkokias iniciatyvas socialinės srities siūlo ir sako, iš kur paimsit pinigų. Tai čia finansų ministro problema.
O labiausiai tai man dabar patiko jos atsakymas, kai vyko jos tvirtinimas Seime ir jai uždavė klausimą apie kitų metų biudžetą ir kaip jinai įsivaizduoja jo subalansavimą. Tai man pati geriausia pradžia buvo atsakymo, ačiū, kad domitės. Nu, tarsi čia kažkoks domėjimas objektas. Man tai atrodo, viešieji finansai tai yra mūsų visų kažkoks tai kur mes kreipiam savo tuos ribotus išteklius. Tai ar mes ruošiamės grėsmėms, ar mes investuojam į kažkokį didesnį išsilavinimą, švietimą, ar į ekonomikos augimą ir galų gale, kadangi taip jau yra, kad ta mokestinė reforma, jinai kažką palies, bet didelių kažkokių pajamų jinai į biudžetą nesuneš, daugiau negeneruos, tai mes dar vis turėsim tą vieną mažiausių biudžetų tarp ES valstybių. Ir tada vis tiek reikės galų gale priimti sprendimus, kur dedam pinigus, kur ne. Tai Živilė, šitoje vietoje aš tave papildyčiau tuo, kad tai vėl tai, ką tu sakai, nėra šiaip kažkoks myliu, nemyliu, tai nėra kalba apie emocijas, apie kalbėjimą, apie neurolingvistiką. EBPO šalyse, šita tema, apie kurią mes dabar kalbam, yra vadinama biudžeto valdysena. Lietuva yra ekonominė bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos narė. Ir mums galioja skaidrios, atsakingos biudžeto valdysenos, sakykime, principai. Ir reiškia, jeigu kabineto narys, ministras, paklaustas, tai jūs šitai priemonė, iš kur paimsit pinigų, sako, čia ne mano reikalas, klauskit pas finansų ministrą, arba, tarkim, dabartinė premjerė, kai jinai buvo ministrė, jos buvo paklausta, sako, žiūrėkit, jūs į programą prirašė ten tokį dalyką, bet jūs visiškai nepasakėt, iš kokių išteklių tai darysit. Buvo lygiai toks pat atsakymas, tai čia ne mano reikalas, aš čia ir čia labai gerai, aš lyderė, aš įrašiau šitos dalykus, bet dabar už tai atsakingas premjeras. Ir gyvenimo ironija yra, kad ten, kur buvusi ministrė nusiuntė savo kolegas, finansų ministrą ir premjerą, dabar ta kryptim turės eiti pati. Ten dabar pati turės nueiti ir tai padaryti. Tai čia, sakykime, man tai jau tokie dalykai yra jau ne biudžeto valdysena, bet durniais kitų laikysena, ta prasme, nes tai yra elementarūs finansų valdymo, sakykime, klausimai. Kalbant daug neinant apie politiką, bet šiek tiek ir einant prie to signalo ir organizacijai ir ant žemės. Ir naujausias pasiūlymas, gal ne naujausias, bet vienas tokių naujesnių, irgi nuskambėjęs ir iš politikos. Ir 4 darbo dienų savaitė čia yra, čia ir dabar realybė organizacijų. Kaip turėtų elgtis vadovas? Dabar žiūrėkite, aš taip labai paprastai, aš noriu visiškai atsisėti, bet, tarkim, aš esu vadovė organizacijos, kurie, žmonės nori dirbti 4 dienos, o ne 5, natūralu. Už tą patį atlyginimą, aišku, čia nekalba apie atlyginimą. Tai nebuvo pasakyta. Tiesiog, jo. Bet, žiūrėk, bet, ne. Ar aš klystu? Nebuvo, man atrodo, buvo įvardinta, kad 4 dienos, bet nebuvo pasakyta, kad už tą patį. Tada turbūt galima ir dabar, bet, sunku darbuotojus rasti įmonėm. Bet gerai, žiūrėk. Ir, išgirsta darbuotojai tokią, kad, žiūrėkit, nauja, premjerė, faina, pasitikė, sako, kad nori 4 darbo dienų. Kaip man išaiškinti darbuotojams, kad tai nėra taip paprasta, kad tai nėra kažkas tokio, ką aš galėčiau, tiesiog, tai žiūrėkit, nuo šiol visi dirbsim vietoj 5 dienų 4 už tą patį atlyginimą, tyrimai rodo, kad jūs dirbsite efektyviau, ir viskas bus gerai, sėkmės dirbam. Nuo kitos savaitės pradedam. Rugsėjo 1 buvo neseniai gera proga pradėti buvo, bet dabar gal nuo sausio 1 pradedam. Kaip mane labai domina tas vadovas, ir iš tavo patirties, ta prasme, kaip vadovui suvaldyti galų gale lūkesčius, kai jo žmonės girdi tokius ir
kaip iš vienos pusės, nu, faina ir tikrai nei vienas vadovas nenori specialiai žmonių versti dirbti 5, jeigu yra įmanoma dirbti 4 dienas, ar 3, ar iš vis nedirbti ir tiesiog imti pinigus. Šiaip faina iš viso būtų visiems tiesiog nedirbti, imti pinigus ir kažkaip kažkas kažką daro. Bet kaip iš vadovo perspektyvos, kai mes turim vienokį tą transliavimą iš kokios ten bebūtų tos vertybės, ne politinės, bet jos nebūtinai sutampa su tuo, kas tinka mano organizacijai. O lūkesčiai darbuotojų yra, jie grįžta namo, pasižiūri žinias ir lūkesčius kelia. Jo, čia yra atsiradus šita tendencija iš tokio lygio žmonių. Juk čia buvo ir daugiau tokių, kaip aš girdėjau, kad atsimenu, kažkada buvo irgi pasakyta, kad ten kiekvienam prekybos centre, jeigu neklystu, turi būti kažkoks specialus mygtukas ar telefonas, kur ten senjoras atėjęs paskambins ir jie ateis aptarnaus, jam nereikės laukti eilėje ar ten nereikės naudotis automatizuotom kasom. Tai dalyti tų tokių idėjų, sakykime, tai nežinau, ar tokio lygio pareigybės yra, iš tikrųjų tai yra gerai. Vadovam yra žiauriai sunku, nes čia susiduria tas toks, sakykime, populizmas kritiniai masiai kalbėti, nes visą laiką faina tas, kuris žada, ir paskui, o tas, kuris aiškina, kad tai yra neįmanoma, sako, tu tiesiog tik tai nenori to padaryti. Bet mes, žinai, nuo ko pradėjom signalų laidą, žinai, būtent nuo tos hierarchijos, man atrodo, čia yra žiauriai geras, sakykime, pratimas kiekvienam, tiesiog, elementariai, paprasto loginio mąstymo būdu apgalvoti tai, ką tau sako. Neskubėti sakyti, kad čia kvailystė, bet tiesiog apgalvoti. 4 darbo dienų savaitę. Tai, o pasaulis, jis egzistuos 7 dienas ar 4? Pasaulis, kaip ten? Pasauly irgi, žiūrėk, taip atrodo, keistai gali atrodyti, prie ko aš vedu, ne? Tarkim, tada regioninis lygmuo, ne? O Europa, o EBPO, pavyzdžiui, šalis. Tarp EBPO šalių yra nors viena šalis, kuri turi nuolatinį 4 dienų. Taip, aš, pavyzdžiui, žinau, ten yra buvę kažkokių projektų, bandymų, kažkokių mėginimų ir kažkokių pilotinių ir taip. Bet yra, Lietuva yra EBPO šalis. Yra tarp EBPO šalių, kurioje veikia 4 darbo dienų. Toks klausimas. Paskui organizacija. Organizacijos jos gyvens 7 dienas ar 4 dienas? Tai reiškia, ar gydymo įstaigos dirbs 4 dienas, ar mokyklos dirbs 4 dienas, ar parduotuvės dirbs 4 dienas. Tiesiog savo paimti ir tiesiog vaizdingai pasižiūrėti. Ir tai, o individas dirbs 4 dienas. Tai kai individas dirbs 4 dienas, yra klausimas, kaip gyvens tos organizacijos, EBPO, pasaulis, ne? Tai reiškia, tas kitas dienas, tai kas su jom vyks? Tai būtų įdomu išgirsti, tie žmonės, kurie tai siūlo, jie turi sakyti vėl, iš kokių išteklių, bet čia tikriausiai finansų ministras pasakys. Viešajam sektoriui čia nėra jokių problemų Lietuvoje kitaip negu EBPO ir slaugytojai, ir mokytojai. Jie nėra viešasis sektorius pagal kai kurios premjerus, tai čia matyti irgi kažkaip kitaip viskas reguliuojasi. Tai aš jau dabar truputėlį pradėjau, kaip pasakyti, gal šaržuoti, galbūt truputėlį per daug, bet mėginu grąžinti į tą tokį paprastą argumentuotą dalyką. Norint tokį projektą, tokią idėją pristatyti, reikia labai aiškiai duoti ir tos, sakykime, išteklių, finansinius paaiškinimus, reikia turėti tyrimus, reikia turėti kitų šalių patirtį, ar žinoma, o kaip tie projektai pasiteisino ar nepasiteisino ten toliau, kas dirbs tą 5 dieną, kada bus 4, sakykime. Yra daugybė klausimų, į kuriuos reikia atsakyti. Nebent, jeigu 20 vyriausybė darys taip kaip 19 vyriausybė, galima, žinok, tokią priemonę Lietuvoje įgyvendinti. 19 vyriausybė, pavyzdžiui, jie sakė, kad jie 100% pasirūpins, kad valstybės draudžiami asmenys į PSDF gautų N sumą 100%, taip kaip moka visi kiti. Įdomumas yra tas, kad tai priemoniai datą įgyvendinimo jie parinko savo kadencijos pabaigą. Paskutinius savo mėnesius, kada parinko tuos mėnesius, kuriais jau biudžetą tvirtins dar kita
vyriausybė. Tai aš kaip suprantu, jau dabar šitai vyriausybei 20 tikriausiai turėtų būti jokių problemų. Tai reiškia, galiu ir 4 darbo dieną įrašyti vyriausybės programą ir užrašyti terminą 20... kitos kadencijos Seimą ir sakyti, žiūrėkit, va, mes padarėme kažkas... Bet čia toks labai gražus yra, žinai, dažnai manipulacija, politikų naudojamas triukas. Paskutinė tema, kurią dar labai trumpai noriu paliesti, tai ta tema tokia iš organizacijos. Ir čia tokia viena istorija, iš to žemiausio lygio labai mane jinai prajuokino. Tai turiu savo draugų kompanijoje vienos pakankamai nemažos, ten apie 50 žmonių, IT įmonės vadovą, savininką. Ir jisai čia prieš kurį tai laiką prisibuvęs konferencijose išgirdo, kad visos įmonės nebedirba nuotoliu ir grįžta visi į ofisus. Ir atėjo ir pasakė savo pagrindę programuotojam ir informatikam, kad viskas, nuo kitos savaitės jokio nuotolio ir visi grįžtam į ofisus. Tai jis čia tą pasakė kokį gal pirmadienį ar antradienį, tai jis kitos savaitės nesulaukė jų grįžtančių į ofisus, nes kitą dieną po to, kai jisai tai pasakė, tai kitą dieną jie tiesiog jiem atnešė prašymus išeiti iš darbo. Nes specialybė jų paklausi, darbą susirasti nesunku ir jeigu tu čia mus versi grįžti atgal vien dirbti, vien gyvai, neturėti nei kiek nuotolio, tai ačiū, mus nedomina. Tai man tokia paties kažkaip kaip atrodo, nes aš irgi nebeįsivaizduoju, taip objektyviai čia pasivažinėjus rugsėjo 1 savaitės kamščiuose, nebeįsivaizduoju, kaip aš atsimenu dar, bet jau nebenoriu niekada daugiau važinėti 5 dienas per savaitę tuose kamščiuose. Ir ar turėtų organizacijos galvoti apie tai, kad vis dėlto galima čia versti, ar tiesiog viskas? Dabar jau kitaip nebebus ir visada turi būti ir galimybė dirbti nuotoliu. Aišku, tom specialybėm, kurios gali. Aš matai, Živilė, jaučiuosi truputėlį sugadintas, žinai, to savo entuzijazmo. Aš labai didžiuojuosi, kad Lietuva tapo ABPO šalim nare. Ir man ta organizacija, žinai, asocijuojasi su kokybės ženklu tam tikru ir kada yra kažkokios sudėtingos temos, nevienareikšmės, tokios struktūrizuotos, aš kažkaip, žinai, kaip yra kažkas konstitucija atsiverčia, ką irgi labai yra gerai daryti. Tai aš visą laiką pasiimu irgi ABPO, ten tos gerosios valdymo praktikos yra principai, jie jos yra išdėlioję ir juos gerai įsiskaičius, jie padeda tam mąstymui, padeda tau tą atlikti kelionę, kuri gali tau duoti tą teisingą arba teisingesnį bent jau atsakymą. Tai vienas iš dalykų, man atrodo, kad tie principai BPO sako, kad bet koks organizacijos valdyme dalykas, kurį mes darom, ar pokytis, jis turi būti matuojamas ir per skaidrumo aspektą, ir per sąsają su tos organizacijos kultūra, ir su tos organizacijos strategija, tai yra tikslais. Tai reiškia, negali būti pats savaime nuotolinio darbo arba nenuotolinio darbo traktavimas geru arba blogu, vien tik dėl to, kad aš šiaip noriu. Ne? Nes kai pradedi gilintis, ir man labai patinka tavo tas kampas, kad tu manęs paklausai iš vadovo, sakykime, pusės, tai grinai nusileidusi į organizaciją, žinok, aš atgaminu kai kurios dalykus ir iš savo patirčių, sakykime, ir vadovų, kokių esu gyvenime turėjęs. Tai jeigu vadovui žūtbūt tas darbuotojas yra reikalingas darbo kėdėj, kad jis jį matytų, tai yra labai didžiulis klausimas, ar ta organizacija, ar ta įstaiga, ar jinai sugeba formuluoti kokybiškas užduotis, ar yra aišku, ką žmonės daro, ar yra susitarta dėl darbo rezultato. Nes jeigu taip pasižiūrėjus, jeigu yra esmė padaryti darbą, tai kokio velnio man žūtbūt yra reikalingas tas žmogus, kai sėdėtų kažkokiam kabinete, kažkokioj konkrečioj kėdėj. Ir tada galbūt ar neslypi tame, kad kai kuriem vadovom, kai yra nuotolinis darbas, jie negali realizuoti savo to
tos tuštybės kartais, tos galios, kad... Ne, bet Arūnai, žiūrėk, tikrai yra tie tyrimai rodo, ne, nu, kad nuotolinis darbas, ką jisai ten mažina, tai mažina komandiškumą, ten įmonės dvasios jausmą ir visus šitus dalykus. Bet, nu, ir tas yra, ne, bet aš kažkaip irgi man lyg tai tokia mintis, kad, nu, bet tam nebūtina 5 kartus ar 4, nu, kažkiek kartų, kad visą laiką būti tik gyvai, ne? Nu, tai čia jau yra hybridinis, ne, sakykime, bet žiūrėk, Živilė, aš grįžtu, teisinga, tu kampą imi, bet, nu, tarkim, pavyzdžiui, man yra labai pakankamai ir aišku, nes mes esam Amerikos informacinėje erdvėje ir tas, kas vyksta Amerikoje, staigiai po kurio tai laiko pradeda veikti Lietuvoje. Tai metų pradžioje Trumpas pasirašė įsakymą, kuriuo Masko patarimu sako, liepiam visiems grįžti į nuotolinės darbo vietas be jokio hybridiškumo, bet už to netitinka BPO principai, nes jų vidiniai argumentai, kurie nutekėjo, tai yra patarimas, kad tai, kadangi ne visi sutiks, bus proga kai ką atleisti, nes taip ir buvo įsakymė parašyta, kas negrįžtas bus atleistas, galbūt kažkas dėl to tiesiog atsisakys, tiesiog sumažinsim ten kitos politinės partijos įdarbintus darbuotojus lengviau, nu sakykim, išsivaduosim tas vietas, bet tai yra politiniai motyvai, jie neturi jokio ryšio su kokybišku organizacijų valdymu. Nu, supranti, ką turiu minty, kad jie yra tikrieji tikslai yra kiti. Bet tai mes ir ateinam prie to, kad iš esmės, kalbant apie normalią, sveiką organizaciją, ne kažkokius ten politinius motyvus, ne kažką, tai viskas yra gerai. Viskas yra gerai dirbti ir ten hibridinių būdų, ir nuotolinių būdų, viskas gerai darbo metu, net ir nueiti į kažkokią procedūrą, jeigu po to po darbo padarai tą darbą, ar tiesiog darbas yra padarytas. Ne? Nu, ta prasme, aš labiau bandau surasti tą, žinai, atsakymą, kad, nu, sveikai organizacijai. Sveikai aš turiu omeny, kad, nu, normaliai. Aš nepyk, nu, nelaikau tokių tų politinių tikslų, kurie yra ten čia mano nuomonė iš vis yra net... Tai tu nelaikai, bet aš tau pasakoju, nuo ko viskas prasidėjo. Nuo ko viskas prasidėjo, kad būtent taip prasidėjo nuo šito efektyvumo departamento, kažkas įgyvendina dėl politinių dalykų ir staiga pradeda vilnyti ir jeigu tada grįžtam prie, sakykime, EBPO kaip kokybės organizacijos, jų principai sako, beje, 23 metais jie, man atrodo, ir atsinaujino savo tos principus ir ten įvedė būtent tą organizacijos tvarumo aspektą ir jo kontekstas irgi yra tai, kad darbuotojo interesai yra lygiaverčiai organizacijos interesam. Ir kitas principas sako, kad juos reikia teisingai balansuoti. Tai va čia mes ir prieinam prie to atsakymo, kad matyt hibridinio darbo principai, matyt šitame etape yra numatyti teisingiausias tas žingsnis, kuris iš vienos pusės gali padėti organizacijom, nu, sakykime, to komandiškumo dalykus, ne, inovacijų dalykus žiūrėti. Iš kitos pusės lygiai taip pat yra tyrimai, kuriuos skelbia Amerikos darbuotojų profsąjungos, kurie įrodo, kaip ten 40% pagerėjo efektyvumas kai kurių procesų. Bet žinai, nu kaip vienus tyrimus matau, kitų nematau, žinai, nu čia tokie prasideda niuansai. Bet aš, Živilė, dar šitoj temai, nu kad vis tiek mes negalim būti tokioj lengvoj komforto zonai. Aš sakyčiau, kad vadovam 21 amžiaus lyderiam jiems irgi reiktų savikritiškai galvot. Žiūrėk, kas su manim yra ne taip, kad galbūt aš tiesiog nerandu kitų darbo principų, galbūt ir tą komandiškumą galima jau kažkokiom kitom priemonėm. Aš neturiu atsakymo, bet aš tiesiog mėginu, kad pasakyti, kad kartais reikia ryžtis išeiti iš tos komforto zonos ir kad tas kelias tiesiog sugrąžinti visus per jėgą ir dirbtinai susodinti ofise, jis man vis tik daugiau asocijuojasi su tuo, kad vadovai nėra užtikrinti dėl to, kaip formuluoja užduotis, nėra toje organizacijoje visiškai tvarkoju su vertinimo kriterijais, su susitarimu, kas tai yra darbo rezultatas.
Galbūt aš klystu, bet tiesiog... Ai, ne, aš tai žinok 100%, aš čia tokia, visiškai asmeninė patirtim, bet vyras mano dirba įmoniai, kurios administracija yra išsibarščiusi per 5 Lietuvos miestus, bet jinai yra 5 didžiosiuose Lietuvos miestuose. Tai jie, jeigu nori susitikti, jie fiziškai turi važiuoti kažkur į miestą ir tai yra daroma beveik niekada. Ten kokie mokymai, metiniai renginiai. Ir tu net jeigu eini į ofisą, tu vis tiek fiziškai visus susitikimus, viską turi nuotoliu, dėl to, kad fiziškai visi yra 5 miestuose, ta prasme, kiekvienas savo mieste. Ir sugeba ta organizacija, kuri nors galbūt jie ir fiziškai kiekvienas atėjęs į fizinę savo darbo vietą, bet jos, ne kartu, bet jie kažkaip sugeba ir kažkokį komandiškumą turėti, ir kažkokius brainstormus pasidaryti ar kažką. Tiesiog dėl to, kad yra, tokios sąlygos, kad dirba skirtingose miestuose. Tai reiškia, jeigu sugeba kiti dėl sąlygų arba įmonės, kurios yra išsibarsčiusios per pasaulį, nesuskraido, tai prasme, ir tu dirbi. Tai tada galbūt labai dažnai, ir man čia toks apsisuka ratas, nuo ko mes pradėjom, kaip ir su dirbtiniu intelektu, tai tampa kažkokiu pasiteisinimu, ta prasme, kur nenaudosiu, nes čia nesąmonė, nenaudosiu, nes mano srity čia neįmanoma ir taip toliau ir panašiai. Žinai, tiesiog, gal čia tų paskutinių darbų, gal tiesiog tokia, man ta vieta tokia pradeda priminti kaip ir sveikatos srity, žinai, stacionarinis gydymas, žinai, kaip pat irgi. Tik stacionarė man yra aišku, tarkim, kaip gydyti, ne? Ir aš laikysiu tą pacientą paguldytą 7, 8 ar 6 dienas, nors galbūt reikėjo 2 arba 1, arba galėjau padaryti, bet man ramiau. Dėl viso pikto. Dėl viso pikto, man ramiau. Dabar, žinai, sėdi visi kabinetuose, praėjau, pašnekinau, ta prasme, parodžiau, kad esu svarbus. Kad esu svarbus. Gerai, Arūnai, aš kadangi žiūriu į tą laiką, mes čia žadėjom dirbti valandą, niekaip. Eikta. Tai žiūrėk. Žiūrėk, kaip Einšteinas sakė šitą, kad... Laikas reliatyvus. Laikas reliatyvus. Žiūrėk, vis tiek kažkaip, čia mums tavim gali atrodyti reliatyvu, bet šitą... Nepergyvenk, klausytojai jau senai išjungė. Tai aš žinau, viskas gerai, svarbu mums įdomu. Bet mano, tai mes taip apibendrinant turėjom tuos 4 kažkokius signalus, kas buvo ne iš pasaulio dirbtinis intelektas, iš Europos tai pasirengimas grėsmėms, aš taip labai apibendrintai sakau, iš Lietuvos tai tos vertybės, iš organizacijos, tai tas nuotolinis, nenuotolinis, hybridinis darbas. Kažkaip bandant apibendrinti, man vis tiek ateina, klausiu, kaip pačiam, man tai tokia žinutė, kad bet kuria tema visų pirma vadovas turi kalbėti su savo darbuotojais. Pradėti, bet kurioj temoj, iš šitų 4 temų, pasikalbėkim. Toks, kokioj temoj be paimsi, kad visų pirma yra tas, balansas, ką tu minėjai, OECD, tas lūkesčių balansas. Kas pačiam, koks yra, nežinau, kažkoks nebūtinai bendra žinutė, ką iš to galima, pasiimti iš to ir kokios yra žinutės. Aš kažkaip tai gal grįžtu prie tos, sakykime, hierarchijos ir man atrodo, kad ir su tavim šiandien bekalbėdamas galvoju, o gal ką nors mes būsim irgi įkvėpę taip mąstyti, kad pabandytų irgi taikyti, kad vadovai, jie irgi turi taikyti tą hierarchinį principą. Kai jie turi kažkokią tai problemą, pasižiūrėti ją ir iš globalaus lygio, pasižiūrėti, ką apie tai kalba Europa, BPO ir kiti dalykai, pasižiūrėti, kaip čia Lietuvoje kas yra, ir tada, individai mano, ir tas savo organizacijoje tų sprendimų priėmimas, aš neskau, kai jis gali palengvėti, bet tada jis gali būti aiškiau, apie ką kalbėti su tai žmonėm,
Va, ką tu paminėjai, apie ką tas pokalbis turi būti, koks to pokalbio Žodžiu, sakai, turinys. kad mes čia gerą formatą tų 4 lygių sugalvojom. Gerai, viskas. Aš šiandien laikiausi. Žiūrėk. Man nereikia, aš galvoju, per pirmoji laidoje nereikia skandalo. Aš iškentėjau šiandien. Gerai. Bet aš tau kitą laidą galiu ir nenutilti. Gerai. Ne, tai ta prasme. Gerai. Ta prasme. Žiūrėk, aš dar jaučiu pabaigai vis tiek tokį pareigą pasireklamuoti. Tai mes šitam pirmam kartui vis tiek dalinsimės ir EVAFO puslapyje, ir savo turbūt socialiniuose tinkluose šitų įrašų. Bet tie, kas gal iškentė iki galo, tai dar ir čia kažkaip norisi pasakyti, kad tiek man, tiek Arūnui tiek per socialinius tinklus, tiek per oficialius kažkokius ten randamus pakankamai lengvai tuos kontaktus, labai kviečiu rašyti su pasiūlymais, kokie gali būti tie signalai aptariami. Mes tikrai su mielu noru išgirsim. Mes galėtumėm netgi irgi ką nors ir pasikviesti, jeigu, kaip sakoma, matytumėm, kad tai temai labai tinka kažkoks žmogus. Labai praverstų kažkoks tai mūsų kolega ar nebūtinai kolega. Tai... Jo, mes tikrai esame apie tai kalbėję, kad čia tikrai ne visą laiką turi būti ar bus mūsų dialogas. Gal premjerė sutiks kada ateiti, apie prioritetus pakalbėti. Atsakyti klausimą. Tai gal 19 vyriausybės premjeras, jis vis tiek dabar mažiau užimtas, tai gal jisai, pavyzdžiui, gerai, aš matau nebesilaikai į šitą. Ne, aš juokauju. Viskas gerai, žiūrėk, formatas yra toks, koks yra. Tai tai tikrai, ta prasme, labai kažkaip norisi raginti, kad ar kažkokie tie signalai, kokie būtų įdomus, ar galbūt kažkoks ir žmogus, kurį būtų įdomu pasikalbinti nes mes kažkaip labai norisi laikyti tą perspektyvą tų 4 lygių. Ne dėl to, kad čia pasigirti, bet, žiūrėsim, seksis, nesiseks. O šiam kartui turbūt tiek, nes, ir taip jau, žinok, artėjam prie... O kodėl tu negali pasigirti? Tu gali pasigirti. Pavyzdžiui, kaip tu sakei, kad tą 4 lygių hierarchiją, tai tau net ne ChatGPT pasiūlė. Ne, aš pati daug kartų jo tikslinau ir klausiau ir sakiau, ką tu galėtum siūlyti. Ne iš pirmo karto jis man ten viską, bet taip. Ir mes... Bet aš su juo bebendraudama... Žiūrėk, yra dalykų, kur tikrai gali gauti universitete, negausi ChatGPT. Tai aš nesiginčiu. Taip, universitetas sako, kad jeigu gerai. Viskas, žodžiu, baigiam, ne? Jau dabar baigiam, nes čia ir operatorius mūsų nebežino, kada stopas spausti. Aš nebežiūriu, žinok, Arūnai, aš nesuprantu, ten tie žmonės kažkokie žaidžia, aš kai pradėjau teisėjauti badmintoną, aš badmintoną dabar žiūriu. Kaip tik pasaulio čempionatas badmintono baigėsi. Aš žiūriu. Tai ir gerai, o aš badmintoną žiūrėsiu. Aš žiūriu. Gerai, viskas, einam, aptarsim, papasakosim man krepšinį, kas vyksta. Gerai? Baigiam. Baigiam, jau tikrai baigiam.